Olio pasakos. Olis keliauja į Italiją. Gur, 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 gur. Olis nesupranta, kas čia per garsas. Gur, 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 gur. Garsas kartojasi. Gur, 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 gur. Čia Olio pilvas. Olis išalko. Nėra ko norėti. Laikrodis jau rodo 12 valandą. Pats tas laikas valgyti. Olis nueina į virtuvę, atsidaro šaldytuvą ir jo akyse prašvinta. Šaldytuve stovi didžiulė picos dėžė. Olis visai pamiršo, kad prieš kelias dienas jis valgė picą ir kas liko įsidėjo į šaldytuvą. Čia tai tikra šventė. Olis dabar labai norėtų picos. Tad Olis išsitraukė didelę dėžę iš šaldytuvo ir pastato ją ant valgomojo stalo. Net lūpas apsilaižo, kaip čia bus skanu. Atveria dėžę, o ten nėra picos, nė gabalėlio. Dėžė tiesiog tuščia. Olis turbūt pamiršo, kaip ją suvalgė, traukdamas po gabalėlį tiesiai iš dėžės šaldytuve. Bet Olis vis dar alkanas, o picos nebėra. Ką man dabar daryti? Garsiai sau pasako Olis. Picos tai vis tiek noriu. Picerijos savininkas Luidžis išvažiavo atostogų į Italiją, tai miesto picerija irgi nedirba. Staiga Olis sustingsta ir jo mintyse gimsta tobulas planas. Luidžis išvažiavo atostogų į Italiją. Tyliai sau pakartojo Olis. Juk štai ir planas. Reikia važiuoti į Italiją. Olis net pašoka vietoje. Va čia tai planas sugalvojo. Greitai nubėga į miegamąjį, iš spintos pagriebė savo kuprinę ir įsidėjęs kelis marškinėlius, vienos kojines ir vienus apatinukus, Olis jau bėga pro namų duris ir keliaus tiesiai į oro uostą. Oro uoste sėda į lėktuvą ir štai lėktuvas jau leidžiasi Italijoje. Picos šalyje Italijoje. Išlipęs iš lėktuvo, Olis atsiduria Romoje. Ne veltui sakoma, kad visi keliai veda į Romą. Taip ir Olį picos paieškos atvedė būtent čia. Jis vaikšto po senovinio miesto griuvėsius, dairosi po mažas gatveles, kol priešais jo akis iškyla milžiniškas apskritas pastatas. Kasgi čia? Pats savęs klausia Olis. Čia Koliziejus, jam lik tarp kitko atsako praeivis. Koliziejus, pagalvoja sau Olis, čia tai bent pastatas, jis visas apvalus, lyg pica. Jeigu pastatas picos formos, jame privalo būti picos. Olis įsitikinęs, kad čia jis tikrai ras picos ir net pasišokinėdamas eina Koliziejaus link. Praėjęs pro vartus ir nusipirkęs bilietą, jis atsiduria Koliziejaus viduje. Tai visai ne tai, ko Olis tikėjosi. Viduje lyg didžiulė senovinė koncertų salė. Keli aukštai laiptų žiūrinčių į centrinę erdvę, bet picos niekur nėra. Galbūt čia ir vykdavo dideli pasirodymai, bet picos čia tikrai niekas negamina. Galimai Olis klydo. Jei pastatas picos formos, dar nereiškia, kad jame bus picos. Olis išeina iš įspūdingojo Koliziejaus ir keliauja gatvelėmis toliau. Lauke beprotiškai karšta, tad artimiausioje ledainėje Olis sustoja ledų, kuriuos visi aplinkiniai dėl jam visiškai nežinomų priežasčių vadina želato. Olis dar nėra valgęs tokių skanių ledų. Niekada gyvenime. Ir kol pilvas džiaugiasi ledais, širdis vis dar svajoja apie picą, kai staiga Olio akį patraukia didelė turistų grupė.
Turistai tikrai į Italiją atvažiavo surasti picos. Olis pasileidžia bėgti turistų link, o šie tuo metu pradeda lipti į didelį autobusą. Tai ir Olis bėgte įbėga į šį didįjį autobusą. Autobusas tikrai nuveš picos, tad Olis susiranda savo vietą ir mosikuodamas kojytėmis keliauja autobusu tolyn. Prabėgus valandėliai, kitai, autobusas sustoja ir Olis pats pirmas iššoka iš autobuso. Ir vos neįkrenta į vandenį. Prieš jį visur, kur akis matosi, sukinėjasi ir raizgosi lyg mažos gatvės ar upės vandens kanalai. Olis žino, kad vienintelė vieta pasaulyje, kur gali rasti tiek kanalų, yra Venecija. Va čia tai jam pasisekė. Venecijoje tikrai jis ras picos. Kol mintys sukasi jo galvoje, prie jo prisiartina dar niekada gyvenime nematyta valtelė su tikru italu joje. Buongiorno, sako Oliui italas vyriškis. Olis nieko nesupranta ir viskas, ką sugeba atsakyti, yra vienas didelis ką? Italas vyriškis tik nusišypso. Jis tikrai matė tokių kaip Olis. Tai ranka tik parodo į valtelę, kviesdamas įsėsti. Olis apžiūri valtelę, ji tokia įmantri, šonai lyg užsiraitė į viršų. Ant šono didelėm auksiniam raidėm parašyta gondola, o vyriškis ją vairuoja stovėdamas ir laikydamas ilgą irklą. Na, jei tokia valtelė nenuplukdins manęs prie picos, tai kas dar gali tai padaryti? Tad Olis įšoka į valtelę ir kitas kelias valandas plaukiojo kanalais. Jis stebi praeivius, apžiūrinėja bažnyčias ir kavinėse sėdinčius turistus, bet niekas iš jų nevalgo picos. Picos lyg nematyti. Gondola nuostabi, kanalai taip pat. Venecija tikrai meniškas miestas, bet Olis vis dar nori picos. Vos išlipęs iš gondolos, priešais save Olis išvysta žemėlapį. Gal jame bus pažymėta, kur yra pica? Žemėlapis didelis. Ant jo nupiešta žemė yra bato formos, kas Olį šiek tiek prajuokina, bet jis ir toliau susikaupęs ieško picos, kai staiga jo akis užkliūna už miesto pavadinimu Piza. Ne visai taip kaip pica, viena raidelė skiriasi, bet gal čia išsivėlė kokia klaida, juk čia tikrai vieta, kur bus picos. Tai Olis pamojuoja ranką artimiausiam taksi automobiliui ir įlipęs sako: važiuokime į Pizą. Vairuotojas tik linkteli ir kelionė tęsiasi. Olis važiuoja per kalvas ir laukus, pro alyvuogių medžius ir gražiausius vynuogynus, kai staiga privažiuoja miestą, kuriame vėl daugybės turistų. Tad Olis tikras, kažkur bus picos. Taksistas sustoja ir jam padėkojęs Olis išlipa iš taksi automobilio. Priešais jį didelė pieva pilna žmonių ir jos gale bokštas. Olis nesupranta, ar jis jau pavargo nuo kelionės, ar bokštas krenta. Išsigandęs, kad niekas kitas to nemato, o bokštas ims ir nukris, Olis bėga jo gelbėti. Per visą pievą Olis bėga, kiek kojos neša. Kelis kartus net peršoka kitus turistus, kad tik spėtų išgelbėti bokštą. Juk jis krenta ir tuoj tikrai nukris. Bet Olis spėja, pribėga prie bokšto, kol jis dar nenukrito ir paremė jį ranka. Panašu, kad jam pavyko, nes bokštas tikrai nenukrito, o Olis jį laiko. Keista tik tai, kad atrodo niekas kitas to nepastebėjo. Visi aplink tiesiog sėdi ant pievelės, mėgaujasi saulyte, darosi nuotraukas ir valgo picą. Pala. Visi kiti valgo
picą. Oliui net pilvas sugurgė. Jeigu visi kiti valgo picą, tai kažkur yra picerija. Ir tikrai, vos tai pagalvoja, pievelė šone, jis pamato skaniausią, kokią kada nors tik yra matęs picą. Ji tokia apvali, tokia pilna sūrio ir tikra pica, kurios Olis ir ieškojo. Bet Olis dabar laiko bokštą. Va čia tai pasirinkimas – saugoti bokštą ar pagaliau paragauti picos, kurios čia Olis iš tiek toli atvyko. Olis labai nori picos, bet bokštą palikti jis negali ir tuo metu kaip tik pro jį praeina turistas. Sveiki, pone, gal galite už mane palaikyti šį bokštą? Jo klausia Olis. Turistas jį atsisuka ir nusišypsojęs atsako. Vaikine, šis bokštas negriūna, jis toks ir yra, pasviręs Pizos bokštas. Oliui net akis išsipučia. Bokštas negriūna? Tai jis jį laiko veltui? Olis žengia vieną žingsnelį į šoną. Bokštas vis dar stovi. Žengia kitą žingsnelį į šoną. Bokštas tikrai niekur negriūna. Va čia tai apsigavo Olis. Gelbėjo bokštą, kurio visai nereikėjo gelbėti. Ačiū Jums, pone, Olis pasako turistui ir laimingas nueina picos link. Taip, Olis ir rado savo ieškotą picą. Pasiėmęs didelę dėžę, jis sėdi dabar ant pievelės, mėgaujasi saulute ir žvelgia į pasvirusi Pizos bokštą. Va čia tai kelionė. Oliui labai patiko Italija. Ji tokia įvairi ir įdomi, o pica čia tikrai pati skaniausia. Italija tikrai nuostabi.